Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Moksleivių vaikinų krepšinio čempionate Manija paaiškėjo geriausia šio sezono bendrojo lavinimo mokykla. Pirmenybėse, kurios buvo vykdomos Europos vyrų krepšinio čempionato Eurobasket 2011 principų, triumfavo Vilniaus Švento Kristoforo gimnazija Graikija. Sostinės atstovai Panevėžio Sido arenoje finale 95-91 palaužė Druskininkų atgimimo vidurinės mokyklos, atstovavusios Makedonijai krepšininkų pasipriešinimą. Rungtynes geriau pradėjo druskininkiečiai, tačiau jau pirmo kėlinio pabaigoje sostinės atstovai ne tik išlygino, tačiau ir persvėrė rezultatą. Antrajame kėlinyje pakeliai žaidė Švento Kristoforo gimnazijos krepšininkai susikrovė dviženklį taškų pranašumą, o trečiajame kėlinuke jis siekė net 20 taškų. Tačiau lemiamame ketvirtyje Makedonijai atstovaujantis druskininkų vaikinai pradėjo puikiai pataikyti, o vilniečiai jau patikėję pergalę iššvaistė pranašumą ir komandas teskyrė tik 2 taškai. Tačiau paskutinėmis sekundėmis labiau patyrę graikai sugebėjo švęsti pergalę. Taip pademonstravo charakterį, turbūt mano komanda, kaip galiu pasakyti, jau per anksti patikėjo. O kada anksti patikė pergalę, tada dažnai būna šiuolaikiniam krepšinį būni dažnai nubaustas. Šios rungtynės lygiai taip pat parodė. Aišku, gal jau ir jėgų pritrūko, nes vakar turėjom tikrai labai rimtą pusfinalį, kur visi tikėjosi, kad Kauno komanda bus finale ir čia jas visus triuškins, nes buvo prognozuojama jau nuo sezono pradžios, čia buvo pasirodę ir spaudoje, ir visokius spaudoje, ir internetiniuose puslapiuose tie pranešimai, ir gal ir tas dar dasidėjo. Bet aišku, galima buvo sužaisti galą geriau, bet gavosi tai, kad žiūrovai pamatė tikrą finalą, o taip, kada buvo rezultatas virš 20, jau žiūriu, vieni su kitais pradėjo šnekučiuotis. Tad, kad išėjo pasaka su laiminga pabaiga. Mes ir taip save pranokom. Mūsų vaikinai jau gal 6 metai, kai ruošėsis finalam ir vis daeinam iki 4 vietos, nors 2007 buvom čempionai, bet mumi gal nieko nepritrūko, mes viską atidavėm. Ir jūs matėt, kad mes vieni iš nedidelio miesto pasipriešinom tokiem miestam kaip Vilnius, Kaunas. Ir galvoju, kad druskininkai to vertinės ir mūsų bazės, mūsų savivaldybė, mokyklos tam labai didelį dėmesį skiria. Ir aš be galo šiandien džiaugiuosi, kad mes tą jų indėlį lyg tai pateisinam. Nugalėtojų gretose nesustabdomas buvo Arnas Butkevičius. Šį sezoną Vilniaus Sakalų aprangą vilkėjęs krepšininkas per 40 minučių pelnė 35 taškus. Atkovojo 14 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus, bei surinko 57 naudingumo balus. Tomas Lekūnas pelnė 24 taškus. Makedonijos komandoje gynėjas Darius Kibildis pelnė net 46 taškus, pataikė 8 tritaškius iš 14 ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Lukas Bankieta įmetė 18 taškų. Paprasčiausiai suderino žaidimas, gal biškį per anksti patikėjom pergalę. Tikėjomės, aišku, sunkios kovos, taip ir gavosi. Varžovai stiprus, nieko negalim ką. Tokios kovos reikėjo tikėtis. Mūšiai dėl 3 vietos bronzos medaliais pasipuošė aikštės šeimininkai Panevėžio Minties gimnazijos Didžiosios Britanijos krepšininkai. Jie po pratęsimo 121-116 palaužė viso finalo ketvirto favoritus Kauno Gedimino vidurinės mokyklos Prancūzijos krepšininkus. Nugalėtojų gretose nepakartojamą šou surengė Mantvydas Tašelis. Jis per 41 minutę pelnė 54 taškus. Vlado Janiūno treniruojamai Prancūzijai 44 taškus pelnė Vaidas Kariniauskas. Į geriausių finalo ketvirto žaidėjų penketuką pateko 2 čempionai Arnas Butkevičius ir Tomas Lekūnas, 2 vicės čempionai Darius Kibildis ir Lukas Bankieta, bei 3 vietos laimėtojas Mantvydas Tašelis. Galima sakyti, kad graikai laimės ir tą čempionatą? Čia klausimas, aišku, įdomus. Aš, aišku, to nenorėčiau. Tikrai to nenorėčiau. Norėčiau matyti, kad tą čempionatą laimėtų vaikinai vilkintis žalia apranga. Manau, kad laimės lietuviai. Bet linkiu ir graikams sėkmės. Kaip manot, ar būtent Makedonija Europos čempionate gali taip pat gerai žaisti kaip ir jūs? Matot, ir mūsų šiandien niekas nelaikė favoritais. O mes išvažiuojam pakeltą galvą. Manau,
sportas tuo ir gražus, kad jis nenuspėjamas. Aš norėčiau, kad makedonai Dzūkijos sostinėje Alytuje pasirodytų taip, kaip mes pasirodėm. Moksleivių vaikinų krepšinio čempionato Manija dalyviai buvo aprinkti tutos aprangomis, kurias puošė mokyklos išrinktos šalies vėliavos spalvos ir pavadinimas. Visoms turnyre dalyvaujančioms komandoms Molten dovanojo kamuolius.